prašom, sėskit į šitą kėdę. Čia yra išsikelianti kėdė, kurį padarysim, kad jums būtų patogiau sėdėti, bet jūs sėdėkit sėdėjai, kad jūs sėdėtumėtės kaip ploktelį. Tai demonstruosiu visą eigą iš pat pradžių. Čia yra šita kėdė, iškelia žmogų į lauką ir mamos, kurio mums darosi sunku, nes jų vaikai vis auga ir auga. Čia yra sistema, kuri padeda mamom išsaugoti nugarą ir joms reikia perkelinėti savo vaikų, tėvų ir panašiai. Pakelsim mūsų pasiaugo. Čia yra įrankis, kurio pagalba aš pasimsiu jūs ant šito vežimėlio. Sunkus esat, mašina nusileido. O, 10. Ir vienos rankos pagalba, viskas vienos rankos pagalba, kaip sakant, jūs pasiėmam. Sunkus aš. Pati taip. Tada čia iš nugaros įsiskleidžia kurio pagalba sėdynė jau tampa kaip neįgaliojo vežimėlis ir mes laisvai savo galim keliauti po miestą. Ir tokiu patį principu mes suskaičiam rankenas. Čiuojam lygiai taip pat atgal. Čia yra šita rankena labai gerai, kaip yra kelio nelygumai, svorio skirtumai ir panašiai, arba kaip automobilis, kaip pavyzdys, gali sustoti ir šalia bordiūro.